Yes. Sveiki, sveiki. Štai ir vėl mes čia. Dovydas Lukšas, mūsų edukacijos partneris. Ir šiandien pas mus tema sveikata atsistato po truputį. Tai vat, šiandien bus labai daug istorijos, kuri lies mane asmeniškai. Ir aš papasakosiu apie save, kaip aš pradėjau šitą kelią su šito gėrimu ir kas man darėsi ir kaip mano organizmas valėsi. Tai vat, svėriau 122 kg. Buvau labai didelis vyrukas, turėjau daug ką nuveikti su to kūnu. Tai vat, jisai prakaituodavo, būdavo labai blogi reikalai su pačiu tuštimusi, tai vat, būdavo visą laiką pastrigimai. Maistas jau nelabai virškino, nes ką beįdėdavau, pas mane kildavo rūgštis. O jeigu kyla rūgštis, tai sako, kad nėra to pH, dėl to ir gaunasi toks jausmas, kad pas mus kažko tai ten trūksta, kad virškinti. Tai reiškia kritęs pH ir jau ten yra trūkumas tų pačių virškinimo rūgščių, kurias reikėtų, kaip sakoma, atstatyti. Tai atstatėm būtent šito gėrimu, nes jame yra tam tikras pH, kuris jau sutvarko tą balansą. Nuo ko mes pradėjom? Pradėjom mes gerti nuo česnako. Česnakas buvo iš tikro pas mane, kada aš nežinojau, kad reikia gerti po biškiuką, aš geriau dideliom dozėm. O tai reiškia, kada pradėjau gerti dideliom dozėm, pradėjo staigus mano valymasis ir jisai netgi vienais momentais perėdavo į intoksikaciją. Tai reiškia, man skaudėdavo galva, būdavo toksai iš tikro sunkus momentas, kada tu eini į kur, kaip sakoma, mes tuštinamės visi, einam į tą vietą, tai vat, ir tenais būdavo, kad pas man ir pastrigimai buvo, nes gerdavau per daug, tai vat, gerdavau per daug ir gavosi per greitas mano žarnyno valymasis. Ką aš pajaučiau po viso išsivalymo? Mano gyvenimas prasidėjo daryti šviesesnis. Pas mane pakilo energija, pas mane pradėjo dirbti protas kitaip, šviesiau, mano pati, kaip sakoma, streso situacija, tas streso rodiklis labai smarkiai susitvarkė, aš mažiau reaguodavau į žmonių visokiausius tenais pasakymus, visokiausius triggerius. Pas mane prasidėjo visai kitoks gyvenimas. Aš visą laiką būdavau toksai piktas, kai būdavau užsiteršęs, nes žmonės užsiteršę, jiems tenais neduoda ramybės per tą klajojantį nervą, tie patys parazitai, tai vat, kada jų atsikratai, tai ir tas dualumas, tas visas pasaulis susitvarko ir jau pradedi kitaip mąstyti, kitaip jaustis. Tai vat, pradėjau sportuoti, prasidėjo toks dalykas, kad atsirado pas mane energijos, pradėjau judėti. Pradėjau džiaugtis gyvenimu, mano visos reprodukcijos sistemos pagerėjo, miegas sutrumpėjo, iš tikro miegas, kada žmonės valgo daug ir esmė tame, kad valgom paliepti per tą klajojantį nervą tų pačių parazitų. Tai vat, jie visą dieną per mūsų tą klajojantį nervą, per mūsų visus tas jutiklius ir kvapiklius ir skonio receptorius, jie mumis manipuliuoja, mes prisivalgom pilną, prisikišam organizmą visko, kas yra pasiekiama ranka ir kas jiems patinka. Tai kontroliuoja jie pagrindė tą visą momentą, kad mes valgom tą, ką ne mes norim, kas mums naudinga, o tas, kas jiem reikalinga. Tada žmogus guldomas miegoti vakare, visą laiką žmonės būna pavargę, suirzę. Tai dėl ko mūsų tas miegas visą laiką į tas fazes tokias gilias įmeta, dėl to, kad organizmas prisikišęs visokiausio to nesveiko maistelio, jisai bando irgi išsivalyti ir kad organizmui išsivalyti reikia jį paguldyti ir kad jisai nebejudėtų ir ramiai darytų savo tą valymąsi. Tai va, tai gal kažką tai dar pridursit, gerbiamasis. Ja, tai pati tema, tai sveikata atsistato po truputį. Aš manau, gal kad truputį struktūros įnešti į šitą, tarkim, svoris, nuo 120 kg iki 70. Į 70. Tai neįvyko tiesiog čia tai per mėnesį, kad viskas tirpsta,
tai reikalavo laiko. Tai 9 mėnesių. 9 mėnesių. Tai iš karto galim suprasti, kad tie pokyčiai priklausomai nuo to, kokio rezultato norite, tiek laiko ir pastangų reikia įdėti, kad tokie pokyčiai įvyktų. Ir kaip Marius pasidalino, kad tokie pokyčiai taip pat nėra vien tik tais, tarkim, dievų maistą geria, tai yra ir kiti dalykai, kad tai yra ir miegas iš pradžių daugiau, paskui mažiau, streso valdymas, tai kažkoks judėjimas ir iš mitybos pusės tai irgi nemažai pasninko tokio, kur tu žinau, kad daug ir pasninkaudavo, ir nevalgydavo ir tada pakraudavo savo žarnyną bakterijom gyvom ir šiek tiek prebiotinės masės. Tai, tarkim, jeigu atsižiūrėti visą medžiagų apykaitos aparatą ir panašiai, tai organizmas negaudavo daug tos energijos iš maisto, kad virškinti, skaidyti, kad netgi ten kaupti riebalus. Jis gaudavo tik tais to kūro, skysčių, gerųjų bakterijų, šiek tiek fermentų, šiek tiek prebiotinių skaidulų ir jis ant tokio labai lengvo kūro funkcionavo, gaudavo kažką, ko reikia, kažkokių elektrolitų, kažkokių vitaminų ir tada tu patekai į būtent lipolizą, tai tu patekai į skaidimą riebalų. Ir netgi tai yra pavojingas procesas, jeigu tai vyksta labai greitai. Tai aš abejoju, ar tu domėjasi daug, žinojai, bet labai gerai, kad tu tą darai per ilgesnį laiką. Jo. Tai bet tai yra, pavyzdžiui, vienas tiesiog pavyzdys, kaip įmanoma gana vis tiek visai apyrimti antsvorį numesti. Jo, iš 122 nuėjau iki 75, bet po to, kada pasikeičia ta flora, atsitiko toks momentas, kad kadangi jie išrinkinėja pas mus daugiau yra augalinės kilmės, tai jie įneša ir tą B vitaminų grupį, tą visą reikalą, kad jie pradeda sintezuoti ir taip toliau. Tai man automatiškai pradėjo svoris jau sugrįžinėti, bet grinai jisai toksai, kad aš jį galiu reguliuoti. Jeigu aš labai daug valgysiu žolių, ar tam, pavyzdžiui, vaisių ir taip toliau, jie irgi cukraus turi, tai nuo to cukraus aš galiu priaugti, bet, kas per daug, tas yra nesveika, teisingai. O šiaip dar į tą temą, kad sveikata atsistato po truputį, tai irgi verta pridėti tą, kad kai tik pati pradžia, labai dažnai būna tos valomosios reakcijos. Ir pavyzdžiui, tavo pavyzdys tai yra, kad jeigu detoksikacinė sistema užsikimšusi, tarkim, kepenis, žarnynas, tulžies pūslė, inkstai, limfa, jeigu tai yra viskas užsispaudę, netinkamai tie detoksikacijos procesai vyksta, tada jeigu įsivaizduokit, jūs pakelia toksinus į paviršių, bet tada reikia, kad šalintų, kad limfa judėtų, kad žarnyne peristaltika, išsituštinimas bent vieną kartą per dieną vyktų, reikia kad inkstai, kad su šlapimu išeitų visi toksinai, kad suprakaitų, reiškia prakaituoti, ar tai sportas, ar pirtis, pasikrauti skysčiais ir taip toliau. Tai reikalinga, vadinasi, pirmiausia, kas norite paruošti tą organizmą, tai yra labai rimta. Tai nėra, kad tos reakcijos gali būti labai stiprus galvos skausmai, labai stiprus prakaito kvapas, labai kažkoks vangumas, gali kitam žmogui gali, ten tarkim, sąnarius labai raižyti ar kažką. Ir to viso galima išvengti, jeigu mes paruošiam tą detoksikacinę sistemą ir tuo pačiu noriu tokios motyvacijos duoti, kad kartais yra vis tiek, reikia vis tiek pramušti tą tokį laikotarpį truputį. Reikia išbūti kurį laiką tą tokį pereinamą laikotarpį. Ir tada daugam atrodo, kad kai detoksikacija, kažkoks valymas vyksta, ar žmogus čia dar tęs, ar jau paleis, tai tuo momentu galim sakyti, ir čia yra tas tikrasis patikrinimas, kad dar prastumti šiek tiek ir tada pradeda procesai lengvėti. Jeigu būtent kalbam apie tarkim, žarnyną, detoksikaciją, mikrobiotą, tai yra labai svarbus tas nuoseklumas, tęstinumas ir ta ilgalaikė skalė tokia. Tai čia yra labai tiesiog svarbus supratimas. Aš asmeniškai turiu ir savo taip pat asmeninę istoriją, kaip nuo ko aš pradėjau eiti natūralią mediciną, į sveiką mitybą, holistinę, rytų mediciną ir taip toliau.
dar 2015 metais, bet mano galite paklausyti tiesiog per mano platformą Maistas yra vaistas. Ir dabar tai galim padėkoti tiesiog Mariui, kad jis pasidalino savo istoriją. Tai yra jau viena labai stipri istorija. Ir esminė žinutė, kad sveikata atsistato po truputį, tad reikia kantrybės ir tokių nuoseklių pastangų. Jo, nebūkit tokie ekstremalai kaip aš. Mes jau žinom, kaip reikia daryti, mes pasidalinsim. Jo, paprasčiau. Iki, likit sveiki.